Šiaurės Kaukaze, kalnuotoje srityje tarp Europos ir Azijos, kurios daugumą gyventojų sudaro musulmonai, priėmė islamą kaip savo religiją. Kitaip nei jų stačiatikiai kaimynai Gruzijoje ir Armėnijoje, egzistuoja Čečėnija. Jo žmonės save vadina Nohča. 18 amžiaus pabaigoje Rusai vadovaujami Jekaterinos II pradėjo ekspansiją į šį regioną. Tačiau kampanija truko labai ilgai. Praėjo net 3 carai, kol 1859-aisiais buvo nugalėtas Kaukazo imamatas, kuriam vadovavo imamas Šamilis, kovotojas už Kaukazo nepriklausomybę. Tuo pačiu rusai paorganizavo čerkesų genocidą, kadangi jų nuomonė musulmonų Kaukaze buvo per daug ir rusams reikėjo gyvybinės erdvės. 1917 prasidėjus Rusijos revoliucijai čečėnai surado progą atsiskirti nuo Rusijos ir sukurti savo nepriklausomą valstybę. Tiesa, bolševikai tas viltis ir svajones nugesino 21. Net po SSRS padu čečėnai rodė, kad jų užsispyrimas nėra lengvai pažabojamas. Ir kai vokiečiai Antrojo pasaulinio karo metais įsiveržė į Sovietų sąjungą, čečėnai prisijungė prie jų kovos su raudonaisiais imperialistais, laikydami nacių savo išvaduotojais. Deja, jų nelaimėje vokiečiai buvo nugalėti, o kai sovietai atgavo kontrolę Šiaurės Kaukazo regione, Stalinas įsakė NKVD deportuoti visus Čečėnijos ir Ingušijos gyventojus, motyvuodamas tuo, kad jie bendradarbiavo su naciais ir net ir tuos, kurie tarnavo Raudonojoje armijoje. Jie buvo pašalinti iš postų ir taip pat deportuoti. Tai buvo žinoma kaip 44 metų operacija Lęšiai, Čečevica, kurios metu 500 000 žmonių buvo deportuoti į Kazachstaną, o iš jų žuvo apie 100–150 tūkstančių. Stalinas numatė, kad Čečėnijos sostinė Groznas bus išskirtinai rusiškas miestas. Tik 1957-aisiais, jau senai mirus Stalinui, kai valdžią perėmė Nikita Chruščiovas, jis leido čečėnams ir ingušams grįžti į savo tėvynę, kurioje dabar nemažai Rusijos ir kitų tautybių imigrantų. Šioje istorijoje atsiranda svarbi asmenybė – Džocharas Дудаевas. Россия сегодня это Карфаген, который должен быть разрушен. Или он должен стать демократически правовым государством. Пусть не демократии там и не пахнет. По крайней мере, соблюдающие законы и право. Или это государство должно исчезнуть с карты истории. Jis augo tremtyje. Būdamas 6 neteko tėvo. 57-aisiais su šeima grįžo į Grozną. Nuo 66-ųjų tarnavo SSRS kariuomenėje. Pasiekė neblogą karjerą. 87-aisiais jis gavo generolo majoro laipsnį. Vedė Rusę vardu Ala, su ja susilaukė vaikų. Nuo 87 iki 90-ųjų Tartu, Estijoje, dislokuotos bombonešių divizijos vadas, kartu ir Tartu įgulos viršininkas. Jis išmoko estų kalbą ir parodė toleranciją Estijos nepriklausomybės atkūrimui, kai 90-ųjų rudenį nepaisė įsakymų uždaryti Estijos televiziją ir parlamentą. Taip pat jis visiškai nenaudojo smurto prieš vietinius, dėl ko vietiniai jį gerbė dar ir dabar. 90-ųjų pabaigoje jo oro divizija buvo išvedama iš Estijos, o pats Dudajevas atsistatydino iš sovietų kariuomenės. Tarnyboje Estijoje jam kilo mintis apie Čečėnijos nepriklausomybę. Ir tuo metu SSRS kaip tik žlugo. Rusijos prezidentas Borisas Jelcinas ir Dudajevas turėjo bendrą problemą – SSRS viršūnė, kuri nenorėjo prarasti valdžios. Abu buvo laikomi demokratais, tačiau su laiku jų požiūrį išsiskyrė, kadangi nepriklausoma Čečėnijos respublika ir separatizmas nepatiko Jelcinui. 91-aisiais spalio 27-ąją Dudajevas buvo išrinktas Čečėnijos respublikos prezidentu. Jelcinas to nepripažino. Pagal rusišką įvykių versiją įvyko kruvinas perversmas Čečėnijoje. Vėliau jis teikė pirmenybę čečėnų problemai. Pradžioje ėmė ginkluoti Maskvai palankius čečėnus, pasinaudodamas nusikalstamus tinklus. Tada buvo bandyta siųsti rusų specnazą. Ten irgi baisiai įdomi misija. 91 lapkritį vienas lėktuvas turėjo gabenti karius, kitas įrangą ir ekipuotę. Taigi, atvykę kariai buvo praktiškai beginkliai ir atvykę buvo apsupti vietinių. Tad turėjo susitarti su jais draugiškai ir gražiuoju, bei grįžti namo. Dar buvo bandyta atsiųsti rusų generolus pokalbį su Dudajevu 92-aisiais. Susitarti nelabai pavyko. Jelcino baimė buvo ta, kad jeigu čečėnams būtų leista atsiskirti, kitos tautinės mažumos iš taip vadinamųjų autonominių respublikų taip pat būtų bandžiusios palikti Rusiją. O jis to sau leisti negalėjo. 93 pagal konstituciją Jelcinas paskelbė, kad Čečėnija yra Rusijos dalis. 94-aisiais Dudajevas pervadino šalį į Ičkeriją, kad parodytų valstybingumą. Ir tai, kad Rusija nevaldo Ičkerijos. Apie 3 metus Čečėnija buvo praktiškai nepriklausoma, iki 94-ųjų. 94 lapkritį rusai nusintė pagalbos opozicijai, čečėnais apsimetusius Rusijos šauktinius, kad jie surengtų perversmą. Bandymas su tankai žlugo, o Jelcinas buvo pažemintas, kai Dudajevas nacionalinėje televizijoje demaskavo šauktinius. Buvo visiškas feilas, kurio dėka sunaikinta apie 20 tankų ir žuvo nuo 150 iki 500 opozicionierių, kurių nemaža dalis buvo rusų kariai.
Все они подписали контракт в своих полках с представителями Федеральной службы контрразведки. Только из Кантемировской дивизии в Чечню через Чкаловский моздок прибыло 22 человека. За участие в штурме Грозного русским военным было обещано от 5 до 6 миллионов рублей каждому, солдатам досрочное увольнение в запас. С прибытием в Толстую-Юрт российские танкисты были отданы под командование неподготовленных в военном отношении людей. Это решило их судьбу. Как будет нам всем тяжело потом вылезти из той клаки, в которую нас затянуло ФСК уже в России, где мы будем, с одной стороны, нас будут называть наемниками, что мы пошли на мирный город на танках. С другой стороны, нас могут назвать и предателями со стороны ФСК. Наша задача выжить. Не здесь выжить, а там выжить. Rusijos vyriausybė teigia, kad tai ne mes, tai samdiniai. Mes niekam nesusiję. Tada Dudajevas pažadėjo sušaudyti, jeigu jie iš tikrųjų yra samdiniai. Panašiai kaip ir 2014 Bombase. Skirtumas tik tas, kad 94-aisiais žalieji žmogeliukai Ichtamnietai buvo sustabdyti. Впрочем, крови российских пленных в Грозном пока не требует. Однако, по словам сторонников Дудаева, при следующей попытке захвата Грозного пленных брать не будут. Наш президент здесь! И мы за своего президента пойдем в огонь и в воду. А что пойдем? Показали здесь на площади в танковых боях. Tiesa, praėjus 2 savaitėms po šio bandymo prasidėjo realūs rusų veiksmai. 94 lapkričio 29 Rusija pateikė Čečėnijai ultimatumą – nutraukti kovą prieš opoziciją, sudėti ginklus ir išformuoti visus ginkluotus dalinius. Gruodžio 6 buvo atsiųstas generolas Pavelas Gračiovas pokalbį su Dudajevu, perduoti šį ultimatumą. Buvo viltis, kad karo nebus. Не будет война! Конечно, не будет войны. Зачем война? Мы пока договорились на мирном решении по военному аспекту. Политическое решение ожидает еще решения высших эшелонов политической власти. Вы хотите встретить с Ельциным? А? Вы хотите встретить с Ельциным? Ну, видите, желание я, может, не испытываю, а необходимость есть. Dėl viso pikto Dudajevo karinių pajėgų vadas Aslanas Maschadovas pradėjo ruoštis ir sukūrė 3 saugos žiedų planą aplink Grozną. 94 gruodį Jelcinas mobilizavo federalinės pajėgas ir oficialiai paskelbė invaziją į Čečėniją. Солдаты, офицеры, сотрудники МВД, вы направлены в Чечню для защиты государственных интересов России, интересов всех народов нашей страны. Вы находитесь под защитой государства, Российской Конституции, под личной защитой президента. Gruodžio 9 duodamas įsakymas. Gruodžio 11 buvo kirsta siena. Сегодня рано утром 3 вооруженные колонны Министерства обороны и внутренних войск МВД России вошли на территорию Чечни из Ингушетии, Северной Осетии и Дагестана. Prasidėjo pirmasis Rusijos Čečėnijos karas. Kas tas Groznas? Tik viena desantininkų grupė per 2 valandas jį paims. По крайней мере, одним парашютным полком можно в течение 2 часов было решить 4 города. Viskas prasidėjo rimtais aviaciniais smūgiais. Pradžioje buvo smogta aviacijai, kadangi Čečėnija turėjo 266 likusius sovietinius lėktuvus. Jos reikėjo sunaikinti, norint įgyti orinį pranašumą. Toliau sekė papildomi smūgiai, kurie kaip visada ėjo ant civilių. Грозный с каждым часом пустеет. Оставшиеся люди с тревогой смотрят на север и на юг, на окраины города, где грохочут взрывы. Оставшиеся готовятся к штурму. Сколько трупов, смотрите. Тот же место попал, скопление народа, смотри. Перед Новым годом авиация начала бомбить город. Наша авиация. Долбят по-черному. Без разбора. Мы материмся и качаем новость. Кошмар. Вьетнам какой-то. Зачем? Мой дед на войне был летчиком. Отец летчик. Сам я 8 лет отслужил в авиации. Знаю, для чего она на войне предназначена. Но тут полная лажа. Ради сохранения жизни людей мною дано указание исключить нанесение бомбовых ударов, которые могут привести к жертвам среди мирного населения Грозного. Не разбирая ни чеченца, ни русского сначала в городе Грозном, ни христианина, ни мусульманина, ни буддиста. В церквях, в мечетях, высокоточным оружием с неба, земли
И да простят нас наши ветераны, что не смогли мы их защитить. Не ожидали уж такого злодеяния. Если могут, конечно, простить нас. Pradžioje tai irgi nebuvo vadinta karu. Tai buvo speciali karinė operacija. Jeigu tiksliau, konstitucinės tvarkos atkūrimo antiteroristinė operacija. O dabar pas rusus tai vadinama tiesiog Čečėnijos karu, nes pagal jų logiką čečėnai patys ant savęs puolė. Ir vienas iš labiausiai nušviestų šio karo įvykių yra naujametinis Grozno šturmas. Prieš naujausius metus, gruodžio 31-ąją, prasidėjo naujametinis šturmas, kuris buvo ypač sėkmingas, kadangi atšvęst čečėnai buvo pasiruošę. Ir kiekvieną kartą, kai broliški rusai bandydavo įvažiuoti miestą su savo šarvuočiais, jų transporto priemonės būdavo sprogdinamos ir sudeginamos su broliškomis RPG-7 raketomis ir molotovais. Снимаешь, да? Ты скажи, если снимаешь. Вот сейчас снимаем. 31 декабря без 5:09. Сколько до Нового года осталось? Ну, часа 3, наверное. Плохо у меня с математикой. Сейчас. Так. 3 часа осталось до Нового года. Мы встречаем его, знаете, с салютами. Ну, происходит штурм города сейчас. Город берут, не берут, отдают, забирают, знаете, не поймешь. Ну, праздничный салют. Пожалуйста. Так надоело это. Бери. Слушай, это нам с тобой везет на такие вещи, да? Vyrui išrodyto video Edgarui Alijevui pavyko išgyventi. Operatoriui Ramzanui Mežidovui dėja ne. Jis žuvo per Rusijos vykdytą civilių kolonos bombardavimą 99-aisiais. Kaip teigiama, sukdamas ratą pilotas pamatė operatorių ir jo kamera galbūt palaikė automatu. Arba dėl to, kad nusikaltimas nebūtų užfiksuotas, bandė jį sustabdyti. Todėl šovė antrą kartą. Dėl ko operatorius žuvo. Bet grįžtam prie šturmo. Rusų planas buvo su technika užbėgti į prezidento rūmus, paimti valdžią ir užbaigti operaciją per 2-3 dienas. Jau 95-aisiais. Kažkaip nelabai pavyko. Čečėnai žinojo, kaip kausis rusai. Jie žinojo, kad rusai bandys uždominuoti techniką. Tačiau vietoje paruoštų karių į trasą eis šauktiniai. Su logistika taip pat bėdos. Rusai neturėjo patikimo radio ryšio, o čečėnai judėjo mažomis naikintojų grupėmis. Vietomis rusai važiuodavo taip kaip į paradą, kurios greit sušildydavo. Дымовым один снаряд огонь! Дымовым один снаряд огонь! Я не могу разобрать эти все разрывы! Один дымовым! Залп чей был, что-то мочит, я не пойму, чей залп. А вот на настоящее время все в порядке? На настоящее время не слышу, и я его не слышу, не знаю. Так, а вот этих двух ребят я посылал, двух комбатов. Они выходили туда, и обе машины сожгли. Результаты по ним не знаете? Я не знаю, ничего не знаю. Они не выходят на нас, прием. Они не выйдут, потому что сожжены. Но я понял, все хорошо. Kaip ir dabar, rusai teigia, kad civiliai nenukentėjo ir buvo daroma viskas, kad išvengti aukų. Išaušus naujiesiems metams, Jelcinas kalbėjo, kad nori taikos, kai Čečėnijoje žuvo ir buvo sužeista nemažai rusų ir čečėnų. Pradžioje atrodo, kad šansai buvo Rusijos naudai, nes ji turėjo didesnį pranašumą. Tačiau pusiausvyra labai greit pasikeitė jų nenaudai. Priverstinis šaukimas į kariuomenę buvo labai nepopuliarus visoje Rusijos federacijoje. Kai kurios respublikos priėmė įstatymus, siekdamos sumažinti į Rusijos kariuomenę šaukiamų vyrų skaičių. Kita vertus, čečėnai sulaukė daugiau savanorių iš musulmonų dominuojamo Rusijos regionų, tokių kaip Dagestanas. Nes vyriausias iš Čečėnijos muftijus Achmatas Kadyrovas, Ramzano Kadyrovo tėvas, paskelbė džihadą, šventąjį karą, siekdamas gauti pagalbos iš išorės. Tarp šių savanorių buvo ir Afganistano mudžahedai ir Al-Qaida,
kurie galėjo finansuoti separatistus didelėmis pinigų sumomis. Kai kurie džihadistai, tokie kaip Al-Hatabas, prisijungė prie čečėnų turėdami patirties iš Afganistano. Ir jis gali būti laikomos turinio kūrėjų ir teroristinės medijos propagandos pradininku. Likęs pasaulis čečėnų ypatingai nepalaikė, nes arba laikė juos teroristais, arba tai laikė Rusijos vidaus problema. Po labai sėkmingo kabutėse naujametinio šturmo ir po jo sekusių 2 mėnesių kovų, rusai galiausiai paėmė Grozną. Didžiąją dalį 95 vasario 9-ąją, kai čečėnų pajėgos atsitraukė iš miesto, o paskutinis pasipriešinimas buvo sunaikintas kovo 6-ąją. Mieste įvesta prorusiška administracija, tada buvo pradėta imti likusi Čečėnijos dalis. Nors jėgos buvo nelygios ir miestai pamažu krito, intensyvios kovos vyko. Kai rusų aukos ėmė kauptis, jie nusprendė visomis turimomis priemonėmis paversti sostinę Grozną griuvėsiais. Nors iš pirmo žvilgsnio šis mūšis atrodytų kaip ir užbaigė karą tradicinę prasme, nes čečėnų sostinė galiausiai buvo užimta, o jų pajėgos buvo sumaištyje, čečėnai pabėgo į kalnuotas vietovės ir pradėjo partizaninį karą, panašiai kaip ir prieš šimtmečius darė jų protėviai. Kalnuose jie galėjo pasislėpti nuo rusų ir negalestingai pulti jų konvojus. Čečėnų kovotojų gynyba buvo manevringa, agresyvi ir alinanti Rusijos dalinius nuolatiniu puldinėjimu. Ryšys tarp grupių buvo veiksmingai palaikomas pigiomis radio stotelėmis Motorola bei mobiliaisiais telefonais. Čečėnai taip pat dažnai perimdavo į rusų ryšio kanalus. Ir to dėka yra tokių pokalbių kaip šie įrašai, kurie buvo paimti per naujametinį šturmą. Алик, давай, может быть, как-нибудь, пока не поздно, отведите ребят, Алик, не делайте это, не надо. Вы в любом случае, Алик, пойми, и ты погибнешь, и я погибну. Что с этого толку будет? Сам правильно пойми, кто от этого выиграет. Мы же от этого с тобой не выиграем, понимаешь? Если я тебя увижу в бою, понимаешь, что ты отлично, не отлично, уже я тебя сидеть не буду так же, как и ты меня, понимаешь? Ты лучше ко мне как гость приедь, Алик. Отводи ребят, не надо. Пожалей их матерей, пожалей их самих. Отводи ребят, Алик, дай команду. Ну, я не такой большой начальник, чтобы давать такие команды. Алик, ну ты правильно пойми, я, например, тебе просто от сердца, да, и чисто желаю, чтобы ты живой, конечно, остался, но уйди лучше. Tiesa, rusų kariai keršė ir civiliams. Žinomiausias skerdynės, pradėtos rusų kariuomenės, vyko balandžio 7-8 95 metų. Samaškių žudynės. Jų metu užėmus Samaškio kaimą buvo žudyti nuo 100 iki 300 civilių. Deginami ir sprogdinami civilių namai, grobiamas turtas, vykdomi prievartavimai. Aišku, buvo reidai ir Rusijos teritorija iš čečėnų, tokie kaip Budionovsko įkaitų krizė. Šamilis Basajevas buvo rimtas čečėnų vadas. Kartu su 100 mirtininkų per Dagestaną jis pateko į Stavropolio kraštą, kur Budionovsko mieste Basajevo vyrai užėmė policijos būstinę. Atvykus rusų pajėgoms, čečėnai atsitraukė į miesto ligoninę, kur paėmė įkaitų ir įsitvirtino. Ligoninėje buvo apie 800 žmonių. Tai buvo teroro aktas, smarkiai kirtęs per čečėnų reputaciją. Ypatingai dėl to, kad apykaitų buvo neįgalūs, moteris ir taip pat naujagimiai. 95 gegužės mėnesį per Rusijos oro antskrydį žuvo 11 Basajevo šeimos narių. Tarp jų jo motina, 2 vaikai, brolis ir sesuo. Per tą patį antskrydį jis neteko ir savo namų, tapdamas pirmoji čečėnų, kuris keršė už Čečėnijos ribų. Specialiųjų pajėgų šturmas nepavyko. Jo rezultate žuvo 130 civilių. Sužeista daugiau nei 400. Iš jų paimta tik 16 kovotojų. Ypatingai neigiamai buvo vertinamas specialiųjų pajėgų darbas, kadangi jų dėka nebuvo užkirstas kelias netektims, ypatingai dėl to, kad specpajėgos prieš ligoninę naudojo granatsvaidžius ir sunkiosius kulkosvaidžius. Po nesėkmingo šturmo Basajevas paleidžia 300 įkaitų. Birželio 18 pasirašomas susitarimas, pagal kurį paleidžiami įkaitai. Taip pat dalis įkaitų važiuoja su Šamilio Basajevo vyrais, kaip gyvasis skydas, ir jo seka helikopteriai. Tiesa, atvažiavusi Pietų Osetiją jų nepraleidžia ir tenka sukti kitų maršrutu. Tuo metu buvo baimintasi, kad įkaitai žus dėl Rusijos veiksmų, tačiau niekas tų veiksmų nepradeda. Per Dagestaną jie atvyksta į Čečėniją, kur paleidžiami įkaitai. Trumpam sustabdomi kariniai veiksmai. Šis incidentas smarkiai pakirto rusų moralę ir reputaciją, kadangi jie negalėjo sulaikyti terakto. Tiesa, tai buvo ne vienintelis toks aktas. Дагестанский город Кизляр сегодня на рассвете был захвачен чеченскими боевиками. В заложниках от 2 до 3 тысяч жителей города. Главное требование террористов – вывод федеральных войск из Чечни и со всего Северного Кавказа. 96 sausį Kizliaro mieste Dagestano Respublikoje kito karvedžio Salmano Radujevoj kovotojai apie 200 vyrų taip pat užėmė ligoninę. Įkaitų buvo apie 2000. Čia taip pat labai prastai pasirodė specialiosios pajėgos, kurios šį kartą neketino paleisti kovotojų. Buvo susitarta leisti grupį išvykti autobusais.
su 100–150 įkaitų. Tačiau pasiekus Pervomaiskoje kaimą, jos pasitiko Rusijos pajėgos, kurios apsupo čečėnus ir pradėjo operaciją. Šitas šturmas truko apie savaitę ir praktiškai sunaikino visą kaimą. Per chaosą dalis čečėnų sugebėjo atsitraukti. Iš jų apie 70 žuvo. Taip pat nemaža dalis įkaitų žuvo dėl bombardavimo ir artilerijos smūgių. 96-aisiais minusinėje karmoje esantis Jelcinas buvo priverstas pagaliau parodyti federalinių pajėgų pastangų rezultatus, kurių apčiuopiamų nebuvo ir jų labai reikėjo. Galiausiai tas įvyko balandžio 21-ąją, 96 metų, kai Džoharas Dudajevas buvo nužudytas 2 valdomomis raketomis, susekus jo palydovinį telefoną. Deja, ši pergalė buvo trumpalaikė. Netrukus po Dudajevo mirties čečėnai sugebėjo atkovoti sostinę Groznį ir iš esmės grąžinami rusus į pradinę padėtį. Kaip tas įvyko? Kovo 6-ąją Čečėnijos kovotojai netikėtai įsiveržė į Grozną, užgrobė ginklų slėptuves ir padarė didelių nuostolių Rusijos federaliniams pajėgoms prieš atsitraukdami. Po to, balandžio 16-ąją, Čečėnijos pajėgos vadovaujamas džihadisto Al-Khatabo sėkmingai surengė pasalą Rusijos šarvuočių kolonai netoli Šatojaus miesto, nužudydamos beveik 220 karių. Po to surengė dar vieną netoli Vedeno, kurios metu žuvo dar mažiausiai 28 rusai. Dudajevo mirtis nesugriovė pasipriešinimo, o kaip tik jį sustiprino ir davė motyvacijos atkeršyti rusams. O 96 rugpjūčio 6, kai Rusijos kariai judėjo į pietus, kad surengtų planuotą galutinį puolimą prieš kalnų tvirtovės, Čečėnijos pajėgos pradėjo didžiulį kontrapuolimą, žinoma kaip operacija Džihadas. Aslano Maschadovo ir Šamilio Basajevo vadovavami 1500 Čečėnijos kovotojų įsiveržė į Groznį ir per kelias valandas apsupo Rusijos garnizonus ir vyriausybės pastatus. Rusijos bandymai išlaisvinti įstrigusias pajėgas buvo atremti, patiriant didelių nuostolių. Vien 276 motorizuotas pulkas per 2 dienas trukusią operaciją, kurios tikslas buvo pasiekti miesto centrą, patyrė 50% nuostolių. Потери большие ваши? Туда, уже на обрезе грузолюка, машины все подходят и подходят. Čečėnijos pajėgos taip pat užėmė Arguną ir Gudermesą, iš esmės panaikindamos Rusijos laimėjimus. Tuo metu rusai jau buvo pavargę kovoti karą, kurį patys pradėjo, ir žinojo, kad atėjo laikas pasiduoti. Jelcinas sutiko su naujoju Čečėnijos prezidentu Aslanu Maschadovu ir 1996 rugpjūčio 30-ąją buvo pasirašytas Chasavjurt susitarimas, kuris de facto suteikė Respublikai nepriklausomybę, tačiau ji vis dar nominaliai buvo Rusijos dalis. Taip pat, kaip rodo istorija, tai nebuvo taikos susitarimas, o realiai laikinas Rusijos atsitraukimas, kurie dar grįž su dar didesnė jėga. Российское руководство всю свою историю, когда ей было тяжело, бежало, значит, на подписание договоров, которые она никогда не соблюдала, не будет соблюдать и не мыслит. Как только укрепится, так начинает снова вычленяет самого слабого и начинает над ним издеваться. Такова Россия, империя зла. Imperija zla, как была, есть и остается. Baltosios pėdkelnės. Nemanykit, kad staiga vidaus apie Čečėnijos karą susidomėjau moterišku apatiniu trikotažu. Dėl didelių nuostolių pasklido visokie gandai apie užsienio samdinius. Vienas iš tų gandų – Baltosios pėdkelnės. Tai moteris iš Baltijos valstybių, pagrindė Lietuvos, sportininkės, biatlonininkės, šaulės, specialistės, kurios efektyviai naikino rusų karius. Šis mitas net pavaizduotas 97 metų filme Čistilišė. Jame rusų aktorės vaizduoja lietuvės snaiperės, kurios kankina tuos nabagus ir mūsų klauso, laužinamos lietuvių kalbą. Зачем? Все так хорошо. Пока. Русских там задолбали. Им не очухаться. Помощь к ним не придет. Сама слышала. А пятачку еще надолбаем. Как раз на шубу хватит. А ты матери квартиру в Вильнюсе купишь, наконец. А я тут в палевой норке в гости завалюсь. На новоселье. Baltijos šalis buvo patogus priešas tiek tada, tiek ir dabar. Kadangi velniai sugriovė SSRS, rusofobai
nedėkingi, išmirštantis ir taip toliau. Kaip tada, taip ir dabar karo belaisviai teigia, kad šiame kare nėra prasmės, nevažiuokit kariauti Čečėniją, nevažiuokit kariauti į Ukrainą. Kaip ir dabar gausu įrodymo apie rusų vykdytus karo nusikaltimus. Ir yra pakankamas kiekis video medžiagos. Ir taip pat pakankamas kiekis žmonių, kurie bando viską paneigti, teigdami, kad tai feikas. Pralaimėjimas čečėnams buvo didžiulis pažeminimas Rusijai. Tai matosi iš tokių filmų kaip Brat. Brolis. Jautėsi kartėlis pralaimėjus žymiai silpnesniai kariuomeniai. Atsirado toks revanšizmas. Nepriklausomybę paskelbusio Čečėnija Ičkerija po karo turėjo daugybę bėdų. Ir Rusija pasikeitus valdžiai ir atėjus dėdei Putinui, pirmas dalykas buvo sutvarkyti jų problemą. Čečėnų problemą. Kare žuvo apie 15 000 karių iš abiejų pusių ir apie 30–100 000 civilių. Tauta, kuri turėjo mažiau gyventojų nei Estija, sugebėjo atstovėti antrojo pasaulio armiją, kuri tuo metu turėjo 1000 vienetų technikos, kurie dabar amžiams atgulė Ukrainoje. Čečėnai parodė, kad ši armija nebuvo nenugalima. Karas turėjo viso labo trukti tik kelias dienas, net savaitės, galbūt mėnesį, tačiau jis truko beveik 2 metus. Aišku, kaip tada, taip ir dabar, потernėt. Nuostolių neturėjo rusai. Можете сказать что-то о количестве убитых российской армии? Не могу сказать, потому что мне нисколько не доставляет ни удовольствия, ни радости от того, что эти цифры убитых, зарытых, причем зарытых. Что самое страшное, что российская сторона к своим же этим посланцам сюда на эту бойню относится настолько безнравственно. Зарывают ямы сотнями. Трупы гниют, едят собаки, едят кошки на обозрение всего мира. И демонстрирует, вот где мы какие беспощадные и к своим, и к чужим. Что с нас спрашивают? Не делает нам чести ни эти цифры. И дай Всевышний, чтобы их было как можно меньше. Пусть они будут те, которые называют в России, пусть этим хоть успокоит свою совесть. Я говорю, майор Умрилов, блядь. Мы просили 2 танка вчера, всего 2 танка, чтобы нахуй мы... И сегодня бы мы не отправляли 23 гроба нахуй. Их было бы, блядь, в половину меньше, блядь. 2 танка просили. С 10 утра до 6 вечера я просил 2 танка. Вот нам сказал, блядь, товарищ Тихомиров, нахуй. Он пидорас, вот. Блядь. Вот. Пусть он знает, блядь, нахуй. Пусть они снимают, они так крутые, блядь. И если, блядь, дай бог, чтобы эта пленка как-нибудь вышла, блядь, на центральное телевидение, блядь. Пусть, нахуй, все знают, блядь, что нам 2 танка пожалели вчера, блядь. Из-за этого мы, нахуй, 23 уже трупа имеем. 30 мы еще не нашли, блядь. 30 наших ребят, блядь, нахуй. А мы все офицеры, блядь. Сегодня мы отправили, блядь, парня одного, у которого 2 грудных ребенка, 2 близнеца, блядь. Пиздец, они сироты, нахуй. И этот Тихомиров, блядь, ни Петров, ни Иванов, ни Ельцин, ни хуй знает кто, блядь, они хуй позаботятся о них, блядь. Ir dar tik 96-ieji. Daug dalykų laukia, kaip antrasis karas, kuris Grozną pavers labiausiai sunaikintų miestų nuo antrojo pasaulinio karo. Būtent tas antras karas buvo neatsiejamas nuo Putino lyderystės ir populiarumo įtvirtinimo. Subūręs prieš bendrą grėsmę ir su kerštų nuotaikomis, jie dar rodys vaizdų. Tas karas prisidėjo prie gilių pokyčių Rusijos politikoje ir visuomenėje, o kai kurie vakarų komentatoriai apgailestavo, kad abu karai sunaikino bet kokias likusias Rusijos jaunos demokratijos užuomazgas, perduodami ją į geležinio valdovo rankas, kuris sostą paliks tik išneštas karste. Antrasis karas bus dar žiauresnis, turės daugiau karo nusikaltimų, teroro aktų ir taip pat nemažą kiekį neaiškiai žuvusių žurnalistų. Ичкерия поубавила немножко аппетиты, но не приостановила. В Крыму еще будет бойня. Украина еще схлестнется с Россией на непримиримых. Пока русизм существует, он никогда не откажется от своих амбиций. Вот сейчас вот славянская там. O su jumis buvo aš, Nalis. Ir ačiū, kad žiūrėjote. Kaip gaila, tu nesupranti.